Daug gražių emocijų padovanojo. Vėlai įtrauktas, tiesą pasakius, šiandien tik tai laiko neturėjo pasiruošti, bet kaip matom, mėgsta bendrauti su fanais, su publika. Ir 49 taškai, kaip ir Trevisas Leslis, dar kartelį. Gražus dėjimas. Na, mes dabar leidžiame paklausyti, kokia atmosfera yra arenoje ir pavyksta Justinui Denponui surinkti 50 taškų. Oho, geri vertinimai, tikrai geri vertinimai. Dar kartelį. Kas be ko labai įspūdingai atrodo vien dėl to, kad labai žemas ūgis krepšininko ir tikrai. Tomas Dimša, kuriam reikia maksimumo, reikia 50. Spėjai visur. Netgi spėjau pavargti iš tikrųjų. Denpono dėjimas iki galo. $47. Na, neoficialiai bent jau kol kas galima konstatuoti, jog Trevisas Leslis ir Justinas Denponas susitiks finale. Karaliaus konkurso dalyviai Justinui Denponui, naudingiausiam vakarų rytų rungtynių žaidėjui. Opapa! Publikos simpatijas jis jau užkariavo. Komisijos iki galo ne, bet 46 taškus surenka Justinas. Ir dar lieka vienas dėjimas abiems, taigi vienu įtempta kova, viskas, aišku, dabar spręsis ties paskutiniu dėjimu. Atsikeičia kamuolį Justinas Denponas. Na, žiūrim. Nebus 40. 46 balai kaip ir pirmojo bandymo metu, taigi iš viso Justinas Denponas surinka 92 taškus, o Trevisas Leslis surinko 95.